Sveiki visi, ačiū, kad prijaučiat siuvinėjimui ir įsijungėt šį kanalą. Su jumis sveikinasi Rasa. Šiandien noriu jums pasirodyti savo procesais ir pabaigtukais, kurie įvyko vasario mėnesį. Prieš jūsų akis jau kovo mėnesio kalendorius, nors šiandien dar 29, paskutinė vasario, galvojau gal nukel filmavimą į rytojų. Bet galvoju, jeigu jau vasaris baigėsi, tebūnie viskas, kas lieka vasariui ir bus parodyta per šitą valandėlę. Tai užsakaiskit kavytės arbatytės. Linkiu smagių siuvinėjimo akimirkų, stebint, kaip man sekėsi. Labas rytas iš ryto. Šiandien vasario 5 rytas. Ir ką tik vakare nespėjau, tai šiandien norėjau dasibaigti. Pabaigiau šitą šviesę kreminę spalvą. Jinai 2 ir 4 gijom siuvinėjasi pusiniai. Ir užsidariau čia dar šitam kampe, kiek dar buvo likę. Ir šitos spalvos daugiau nebėra. Iš tikrųjų nemažai spalvų jau yra pilnai uždaryta. Tai pagrindė dabar liko visa ta tamsesnioji dalis, kur šiek tiek kažkokių patamsinimų, tos akelės, kaip ir prieš tai minėjau. Ir pagal sagą violetinė spalva yra viskas, kas jau padaryta. Tai iš tų kryželių ir pusinių šiaip iš tikrųjų liko nedaug. Ir liko bekas. O matos, tie mano 2 gražuoliai tupintis, kurie dar beko negavo. Tai tik tais vienam šitam paukščiukui čia šoną čičitą esu padariusi iš apačios ir iš šono. Tai va, bet pirmą turbūt pasidarysiu visus kryžiukus, visus pusinius, kas yra likę, ir tik tada pereisiu prie beko. Turbūt tai bus tiesiog paprasčiau. Tai va, tai tie mano gražuoliai. Tupi sau ant šakelės. Čia toks mini trumpas įsijungimas, kadangi to darbo nebeliko jau šiai labai daug, galvoju dar čia pasirodysiu, jo labiau, kad čia jau bus vasario serija. Sveikinu visus sulaukus vasario, nors pamatysit, kai jau kovas bus turbūt. Tai, žodžiu, judam po truputį. Labas rytas iš ryto. Iš tikrųjų neplanavau šiandien prisijungti, šiandien vasario 6 rytas. Bet dabar žiūriu pagal sagą, man liko 55 pusiniai. Aišku, aš juos atliksiu vakarį, nes dabar jau skubėsiu į darbą. Bet aš įtariu, kad vakare bus įkvėpimas daryti beką. Ir tada gali būti, kad jeigu ir nespėsiu beko, jūs jau tokio darbo kaip dabar nepamatysit. Reiktų kažką padaryti, kad netaip mirguliuotų, bet... Tai galvoju, pasirodau taip, kaip dabar atrodom, nes po to atrodys kitaip. Bekasgi viską čia mums nuspalvins. Tai va taip atrodo tos mano zylutės. Liko čia, kaip tik dar esu įsivėrus, liko tie tokie pavieniai patamsinimai. Aš čia su rankom rodau, tokie va, ta prasme, šiek tiek tamsesni tonai. Jie dar turi pasimėti šitoj pusėje ir viršui. Ir čia pasilikau juodus siūlus, nes visos šakelės šalia esančios tų tokių akelių būna juodų siūlų kontūruojamos. Tai aš iš karto pasilikau, išsiuvinėjau pusinius ir pasilikau juodą siūlą, kad galėčiau pratęsti beką. Ir ta prasme, taip, to darbelio tiek beliko. Šiandien čia kelias šakelės dar padariau, panašiai. Vakare kažką tai dar pasidariau. Žodžiu, tai esam finišo tiesiojoj. Pagal sagą šią akimirką yra 95,35, nes beko rodo virš 1000 dygsnelių. Bet bekas čia pagrindė eina 1-2 spalvom, tai aš manau, kad gal čia ties paukščiukais jo daugiau gausis, o visur kitur tai ant kamienų turėtų ganėtinai greitai susidėlioti. Tai va toks mini įsijungimas, įsiminkit šią akimirką, kaip atrodo, nes už sekundės pamatysit kitaip. Labas rytas iš ryto. Tai kol kas pasirodau taip, šiandien vasario 7 rytas, o pabaigiau vakare. Iš tikrųjų biškį miego sąskaitą, bet labai norėjusi nepalikti 2 likusių siūlų rytui ir papildomas dienos fiksuoti siuvinėjimui. Tai štai taip atrodo paukštukai. Iš ties mane labai nudžiugino akytės. Nepasiėmiau nieko dabar parodyti, bet kuriuo atveju, kai aš išsiplausiu, išsilyginsiu, aš jums parodysiu dar kartą, nes dabar matosi ir audinys suglamžytas nuo prieš tai buvusio nuo rėmelio ir panašiai. Bet vat paukščiukų akytės, ten tiesiog apskritimo apsibrėžė 2 gijom, bet taip simpatiškai tos akytės dabar žiūrisi.
iš tikrųjų pridavė bekas to paprasto žavesio jiems, paprastai nepaprasto. Tai pasirodysi dienos šviesoje jums jau po to su šito darbeliu. Tik norėjau užfiksuoti, kad vis tik vakar man pavyko jį pabaigti, šitą darbelį. Ir tuo iš tikrųjų džiaugiuosi. Ir štai dienos šviesoj pasirodau su zylutėm Dimensions. Siuvinėjau, kaip ir buvau minėjusi, bet galiu pasikartot. Siuvinėjau pagal originalią schemą, bet ne originaliais siūlais. Tai čia jeigu kadras yra su siūliukais. Čia jeigu kam įdomu yra mano parinktis, tai iš Dimensions siūlų buvo tik tais 14 ir 17 pozicijos. Visa kita buvo DMS. Va taip va. Ir taip, jeigu šiek tiek iš arčiau parodyt. Raidelių nesiuvinėjau, iš tikrųjų galvoju, kad jos yra man neaktualios. Nepalaikau tos idėjos. Be galo patinka kytės. Iš tikrųjų tie paukštukai, visas šitas vaizdas siuvinio nebūtų toks, jeigu ne tie paukštukai ir tos kytės. Taip atrodom. Tai va toks darbelis baigtas vasario mėnesį. Sveiki visi, šiandien vasario 10, šeštadienis. Ir aš nuo 6-osios, kai baigiau savo paukščius, nieko nesiuvinėjau. Ne dėl to, kad nebūčiau norėjus. Na, savaime taip sutapo, kad turėjau papildomų veiklų, tai jomis užsiėmiau, bet galvoju, gal reikia jau vėl grįžti savo būseną normalią siuvinėjimo. Parinkau jums gražų foną. Iš tikrųjų, esmė tame, kad siuvinėsim dabar kaip ir autorinė schema, kaip ir neautorinė. Tuoj papasakosiu. Esmė yra tame, kad aš praeisiais metais įsimylėjau vieną dizainą iš žurnalo. Ir pirmą radau nelegalią schemą, tada supratau, kad man tos raiškos nepakanka, kad galėčiau siuvinėti. Tada susiradau, parsisiunčiau žurnalą, susimokėjus, ta prasme, iš užsienio, bet žurnalą elektroniniai versijoje. Tada schemą persivedžiau Patternmakeryje į XD formatą, kad galėčiau siuvinėti. Ir praėjo laikas. Iš esmės tai buvo praėjusių metų, turbūt kovas balandis, kai man buvo tas didžiulis įkvėpimas. Ir tas laikas praėjo ir aš galvojau, nenoriu dabar aš jo pradėti. Tai pradėsim šį pavasarį, kad jau taip susiklosti. Kalbu apie tokį štai dizainą. Šiek tiek spalvos gal ne visai korektiškos, bet aš persirinkau pagal spalvų kodą. Ir ką aš galiu pasakyti su šiuo dizainu, aišku, čia nieko nesimatys dabar, nesvarbu. Naudosim Ubel harmonika 28 kaunto, spalva 27044. Ir dabar kol kas pas mane papkutėj viskas guli taip, kai aš šias siūlus jau susidėjau, susipiniau į kasytę. Aišku, užfilmuoju prieš langą, spalvos nepersiduos, bet šiaip kokia gama lyginant su tuo, ką aš čia dabar siuvinėjau, viską pilka pastelinė, tai čia ir žalių, ir violetinė, nu žiauriai gražus atspalviai. Tai turim šitą, čia yra medžiagytė, tai šiandien pasistengsiu su overlocku apsiduruoti kraštus ir įsitempti. Ir čia yra jau pats, taip rodysiu gal geriau, tai čia yra žurnalo jau dalis, kurią aš atsispausdinau. Ir čia žurnalas, kaip čia dabar parodyti, kad per daug info neparodyčiau, čia yra iš žurnalo 2018 metų balandžio, Just Cross Stitch. Iš šito. Tai, žodžiu, žurnaliuką nusipirkau, schemą persirinkau, schemą jo į sagą, siūliukus susikirpau, medžiagytę turiu, reikia tik įsitempti, pradėti. Ir turiu mintyse dar antrą darbą, iš tikrųjų,
kuris nebuvo mano planuose. Čia tada, kai aš sausio ataskaitą filmavau, tai mano gyvenimas klostėsi taip. Nufilmavau ir turbūt tą naktį sapnavau gal tarp atsibudimų, atsiminiau vieną dizainą, kurį aš labai senai norėjau siuvinėti, kuris visiškai nėra paukščiukų tema. Bet jis, kadangi yra nebeleidžiamas rinkinys, tai aš šiuo metu užsiminėjau jau kelintą dieną vis grįžtų mintimis prie jo. Tai kaip ir siūlus esu beveik pasiruošęs, bet dar noriu porą atspalvių pasitikslinti, kadangi šiandien šeštadienis ir turim pagaliau dienos šviesą plus minus. Tai aš pabandysiu tą raktą dar susiderinti spalvų, nes turiu schemą viskas normaliai, bet neturiu tikslaus raktą, nes ten buvo gamas siūliukai. Bet pasirodysiu jums su šituo visų, ką jau ten galutiniam variante turėsiu vėliau šiek tiek. Tai pradžiai bent jau norėjau pasirodyti, kad mano planuose dabar įsitempt kraštus, pasidaryti savo medžiagytės ir pradėsim siuvinėti šitą dizainą. Čia yra 2700 maždaug simbolių, tikrai nedidelis, tik tais tiek, kad daug tokių mini pavienių išmėtyta. Tai savaime biškį lėčiau siuvinėsis negu vienas ištisinis. Ir galvoju, turbūt pradėsiu nuo centro, tai savaime išsisiuvinės paukščiukas ir tada judėsiu ratu. Toks planas. Tai žodžiu, dėl kito dizaino aš jums tada pasipasakosiu vėliau, kai jau tiksliai žinosiu, kad galiu su juo startuoti ir viską būsiu pasiruošus taip, kaip man atrodo. Tai tam kartu tiek. Sveiki visi, 11 vasario, sekmadienis, 2 dienos, atsinešiau stovą iki pat balkono durų, visą laimę, kad jos stiklai iki apačios, nes galvoju, neįmanoma kambarį ką nors nufilmuoti, nes labai tamsu. Tai visumoje lyg video medžiagoje dabar atrodo gražiai. Ir štai yra mano progresas. Vakar skundžiausi jums, gudžiausi, pasakojau, žodžiu. Sakiau jums, kad nesiuvinėjau nuo 6, kai baigiau paukščiukus. Ir vakar overloko apsidarojau savo audinuką. Įsitempiau ir galvoju vakare, gal ir aš turiu visai to laiko pradėti. Tai pradėjau siuvinėti ir aišku pradėjau nuo karietaitės. Kaipgi kitaip. Šitą paukščiukų rūšis vadinasi karietaitė tokia, uodega stypt. Ir siuvinėjau dar Instagrame, pasidalinau procesu, iš tikrųjų ten buvo karštas veiksmas, nes buvo labai malonu stebėti, kaip auga procesas ir kaip staigiai viskas užsipildo. Aišku, šičia siuvinėti yra ženkliai greičiau buvo, ten gal 10-5, nežinau. Iš tikrųjų, šitam darbė yra 37 spalvos, kas mane labai stebina, turint omeny, kad Dimension celiniai buvo turbūt 34 ir kiek aš jums ten sakiau, žodžiu. Tai šitoj karietaitėj, jau kurie atspalviai buvo, tai jie visi buvo ir užsibaigė, ta prasme, dabar siuvinėsiu tik tais visais spalvotais patį vainiką. Tai žodžiu, tai vakar siuvinėjau ir džiaugiausi ir galvojau, dievaži, kaip faina siuvinėti tokį procesą, kuris visų pirma, čia yra 28 kaunto monika. Tai 28 kauntas kažkaip labai įspūdingai iš karto padaro visą vaizdą, nes, jeigu taip su žirklutėm lyginant, ta prasme, tai yra pakankamai didelis siužetas. Jau išsiuvinėtas, o truko ne taip jau labai ilgai. Po to vakare dar kelis kryžiukus padariau čia. Aišku, čia dabar jau prasideda ne tai, kad pavieniai, bet visų yra ten po 10 kryžiukų spalvų arba panašiai. Tai prisėdau šitoj vietoje ir viskas sulėtėjo, nes čia dabar jau bus gėlynai, pavieniai kryžiukai, ten taip toliau, bet visumoje siuvinėjasi maloniai. Ir tai stebina iš tikrųjų, kaip aš buvau pasiilgus kryžiukų. Malonus jausmas. Tiesiog siuvinėti kryžiukų ir gauti iš karto efektą. Nežinau, toj gal reikia bandyti mes čiut priartinti kitą grožį. Nors aišku, tas apšvietimas, jau koks yra, toks yra. Iš toli gal netgi gražiau atrodė vien dėl to, kad spalvos netaip kontrastavo. Laukiu pavasario tam, kad apšvietimas pasikeistų. Dabar su tom su cepelininiu dangum amžiais viskas gaunasi kažkaip tai, ne taip. Jeigu grąžinsiu atgal, lyg spalvos gražesnės, tokios natūralesnės, kaip iš tikrųjų yra. Šita monika yra gelsva. Lyg kameroj plius minus persiduoda. Tai va, toks tas mano progresiukas. Pasirodysiu sekančiam dienom. Šiuo metu tai yra 30% darbo. Tai netaip jau daug jo ir liko, tik tiek, kad viskas lėčiau bus dėl to, kad tų pavienių bus daug.
O šiaip visumai labai gražu. Buvau pasilgus tų spalvų, buvau pasilgus to grožio, kai įsiuvinėjai ir iš karto kažkas gaunasi. Tai va, priplėpėjau savo emocijom, pasidalinau, pasigudžiau, pasiskundžiau ir turbūt keliausiu atgal į kambarį, nes prie durų šitaip įsiuvinėti neįmanoma, šitaip jau susikreivinus čia sėdžiu, kad su jumis pasišnekėčiau. Tai keliausiu ir pasiuvinėsiu dar. Taip. Labas rytas iš ryto, šiandien vasario 12, pirmadienis iš ryto. Ir galvoju, reikia pasirodyti, nes labai gražiai tas darbelis auga, mažai tų momentų įsijungimo bus, galėsi jau tada rodyti tik tais tą baigtinį variantą. Iš tikrųjų, wow. Prisikalbėjau, nebuvo taip jau čia labai sudėtinga su tais vienetiniais, nes tų vienetinių beveik ir nėra, jie visi kažkokiom grupėm eina, ten tik tais 1, 2, 3, 4 ten kryžiukai, kurie atskirai darosi. Tai super, labai gražiai. Ir šiuo metu esu ties pusiauju. Čia yra pora kryžiukų, kurie iškilo virš pusiaujo. Čia trūksta poros kryžiukų, kurie yra iki pusiaujo. Na, iš esmės, tai čia yra ta juosta. Tai aš turbūt šiek tiek persiviniosiu, kad būtų patogiau siuvinėti ir kilsiu aukštyn. Labai, labai super procesas, visiems rekomenduoju, kas pasilgo pavasario. Labas rytas iš ryto, šiandien vasario 13. Iš tikrųjų, netiek daug vakar buvo padaryta, bet galvojau pasirodysiu, kol dar neužsisuko pilnai tas ratas, nes čia to elementų tikrai labai daug jau ir nebeįtilps. Tai vakar išsiuvinėjau šitą geltonąją pusę su šakelėmis ir šitą geltonąją pusę su šakelėmis ir lyg šitos du elementus lygiai prieš tai dar nebuvo. Tai šioks toks grožio pasirodymas. Vėl biški mirguliuoja kamera, bet ką padarysi. Iš tikrųjų telefonas išsigraudinėja, tikiuosi, kad man dar duos pafilmuoti. Ir jeigu pagal sagą, tai yra 73,96% baigtumas čia parašyta. Ir liko 701 iki pabaigos, iš kurių yra 605 kryžiukai ir 192 backstitches. Ir 3 dienos siuvinėjimo. Tai čia per porą dienelių, plus minus, sakykime, gal ir susidėlios, manykime. Va, grožis. Žodžiu, iš tikrųjų, smagus dizainas. Iš vienos pusės aš laukiu sekančio kažkurio projekto, kur bus tiesiog gražus kryžiukai, netokie elementiniai ir taip toliau. Bet labai džiaugiuosi, kad ėmiau šio dizaino, ta karietaitė man kiekvieną dieną pakelia nuotaiką. Nu, super, iš tikrųjų labai gražus dizainas. Tai iki greito. Labas rytas iš ryto, šiandien vasario 14. Ir pasirodau jums su vakarykščiu progresu. Iš tikrųjų, šiandien dar nieko nedariau, gal dar pavyks kelis kryžiukus padaryti prieš išeinant. Bet taip atrodom vakarykščiam režime. Tai aišku, spalvos ne visai persiduoda. Na, bet aš jums parodysiu dienos metu, kai jau bus pabaigtukas. Reikia pripažinti, šitie vykiai, lyg išsiaiškinau, kad čia vykiai, tai jie yra turbūt mano gražiausi tie elementai, tos violetinės detalės ir tie tokie ausiukai išsiraitę, nors iš tikrųjų man patinka ir šitie. Nu, realiai čia labai gražios gėlytės parinktos, gal tos mėlynos yra pernelyg kontrastingos ir net nežinau iš tikrųjų su kuo jas tapatinti, bet visą kitą matyti pievose. Tai va taip augom. Ir liko nepilni 300 kryželių, čia įskaičiuojant jau ir backstitchą. Tai realiai, jeigu šiandien spėsiu, tai šiandien pabaigsiu, jeigu ne, tai rytoj, bet greičiausiai jūs matot paskutinį kartą procese. Ir dabar jau jums pasirodysiu tik su pabaigtuku. Bus tas mano mini darbelis padarytas su paukštuku. Tai turbūt tiek, iš tikrųjų, net nežinau, ką daugiau pridurti, nes iš esmės tiesiog po biškį auginu. Čia nėra pusinių nei vieno. Buvo ten pora ketvirčių akytėje, snape, man atrodo. O taip visur kitur. O visur kitur tik tais kryžiukai. Gerai, tam kartą. Labas rytas iš ryto. Šiandien vasario 15 ir aišku, ne šiandien aš pabaigiau, o vakar.
Tik šiandien pasirodau, nes vakar vakarė pabaigiau ir nebuvo progos pafilmuoti. Tai šiek tiek tik atsukau jums krokodiliukus nuėmus tam, kad matytųs bendras vaizdas, vis tiek dar parodysiu dienos šviesoj. Tik norėjau pasidžiaugti, kad štai 5 dienų darbelis baigtas. Smagu, iš tikrųjų labai gražus dizainas, gal netgi sakyčiau ne visai man būdingas, nes kad aš taip imčiau ir siuvinėčiau gėlės, tai retas variantas, bet turbūt paukščiukai, jeigu ne ta karietaitė, gal taip ir nebūtų įvykę, bet visumoje daug šarmo teikia, ypač vasario vidury. Toks dizainas, gal iš tikrųjų aš savęs taip gerai ir nepažįstu, nes mano dažniausiai repertuare būna žieminiai dizainai, o čia toks driokstelėjo birželis turbūt netgi, nes tos pievų gėlės, man atrodo, būtent prieš šienapjūtę gal dažniau pasitaikančios, nu tokios, matyti. Na, bet čia mano svarstymai iš tikrųjų. Tai, žodžiu, pabaigtukais yra, dabar tęsiant mintis į priekį. Tai vakar iš Pelėdos dirbtuvėlių gavau siūlų rūšiuoklės 50 vietų. Tai galėsiu jums neužilgo pasirodyti su perkeltais siūliukais, su tais, kuriais atranką dariau aš ten pirmyn atgal. Tai pasirodysiu ir pasipasakosiu, kaip judėsim tolyn. Kol kas planas tik toks, nors minčių yra daugiau. Nu, bet gal ne iš ryto, bet tai pasakot reikia susidėlioti mintis ir jums tada atskleisti kaip kas. Tai kol kas tada tiek, pasirodysiu jums tada dienos šviesoj su šita karietaitė ir tada judėsim tolyn. Ir mano gražuolė karietaitė. Iš tikrųjų spalvos visai gerai persiduoda tiek pačio audinio, tiek pačių gėlyčių. Tai jūs kaip ir matėt visą procesą iš eilės. Čia tik tas mano bendrinis vaizdas kaip gavosi. Rodau šiek tiek kampų tam, kad į lango pusę šiek tiek daugiau apšvietimo gautų ir nekontrastuotų taip labai stipriai. Žodžiu, grožis. Kelių dienų siuvinėjimo grožis. Man atrodo, trukau 5 dienas oficialiai. Ar 6. Nu, bet iš esmės. Puikus dizainas. Ir aš infoboxe, ta prasme, kur galima išskleisti informaciją po šito video įrašų, įkelsiu, iš kur pirkau žurnalą, jeigu kas nors norėtumėt pakartoti. Rekomenduoju nuoširdžiai. Tiesa, gal kam nors įdomu, kaip atrodo ta mano nugarėlė. Kadangi čia daug vienetinių, sąlyginai daug. Yra tokių, kur po 3-4 kryžiukus vieną spalvą ir panašiai, tai mano nugarėlė atrodo taip. Nei labai gražu, nei labai negražu, bet aš stengiausi padaryti taip, kad nebūtų pratempimų, kurie būtų laisvoje zonoje. Jeigu yra pratempimai, tai jie yra po kryžiukais. Tai va taip, ta mano nugarytė atrodo. Tai dar vienas paukščiukas pabaigtas vasario mėnesį. Džiugu. Sveiki visi žiūrintis. Šiandien yra vasario 20-oji. Ir pagaliau galvoju, galėčiau jums pasirodyti su tuo, ką siuvinėjau, nes paukštuką aš jau išsiuvinėjau. Daugiau procese turiu dabar tik vieną dizainą, apie kurį dabar pakalbėsim. Ir plus yra dar idėja vieną autorinę schemą nedidelę siuvinėt. Čia aš Instagram'e užkūriau šiokią tokią bangą. Ten tokia gulbė. Tokia, sakykime, primityvi. Tai nėra turbūt mano asmeninis dizainas, kad aš labai vertinčiau tokius darbus ir panašiai, bet dizaineris vyras. Tai turbūt kažkoks savotiškas solidarumas įsijungia, kad reikia palaikyti žmogų, kuris kūrė. Iš kitos pusės kažkodėl galvoju, kad ant kokios dėžutės šitas apvalus dizainas, kurį aš jums parodysiu vėliau šito video eigoj, turbūt, kad visai gerai atrodytų. Arba apvaliam rėmelį, tik tiek, kad man nesinori tų darbų visų rėminti, nesinori apsikrauti. Tai žodžiu, tai dabar tokia ilga istorija. Tai pradėsiu turbūt nuo to, kad jums minėjau, kad vieną naktį atsibudus atsiminiau dizainą, kurį labai senai norėjau siuvinėti, bet niekaip nesiryžau. Tada buvo intarpas, kurį irgi matėte šito video medžiagoj, apie tai, kad rinkau siūliukus
ir minėjau, kad reikia perrinkti iš Gama spektro, Gama stiliukų į gamintojo. Ir esmė buvo tame, kad, susirinkau. Čia yra darbinis procesas, bet taip jau kaip yra, taip ir rodau. Tai pats dizainas iš esmės turi 46 spalvas. Ir faktiškai visom aš jam jau pasiuvinėjau, neužilgo parodysiu, kaip atrodo. Iš esmės tai nesiuvinėjau tik tais 45 ir 46, nes jos naudojasi faktiškai, bent jau baltoji, tai tikrai tik tais bekiam kontūruose bus. Tai esmė yra tame, kad pagal spalvinę gamą, kuri labai jau čia gražiai atrodo, aš stengiausi dėl vizualo. Nenorėjau perpinti kasyčių vien dėl to, kad matytumėt, jog gyvenimas vis tik būna toks natūralus. Tai čia yra 46 spalvos, iš kurių turbūt aš 2 nesu patenkinta. Tai gal pradėkim nuo to, kad aš parsisiunčiau schemą. Elektroniniam formate jinai yra super duper profesionalaus atlikimo, o kur buvo nuotraukos su originalia schema, ten buvo pridėtas raktas maždaug parinkimo į DMC spalvas. Bet tada aš ėmiausi lyginti su vaizdinė medžiaga, kur žmonės rodo, kaip ta planšetė atrodo su siūliukais, ir žiūrėjau, kokios klaidos yra. Ir tas klaidas pradėjau taisyti pagal save. Tai aš kokią savaitę žaidžiau su tais atspalviais. Aišku, ten vieną dienos metu žiūri, kitą žiūri kaip čia, prie dirbtinio apšvietimo. Tai aš nebuvau patenkinta tuo, kaip parinkau. Galų gale perinkau dar vieną kartą ir ištaisiau turbūt daugiau nei pusę tų atspalvių, kurie buvo parinkti. Be abejo, ta prasme, aš nežinau, ar jie yra teisingi, aš ėmiausi to eksperimento, sakykim taip. Ir galų gale turbūt priėmiau sprendimą imti šiek tiek labiau pastelinės spalvas, kad jos nebūtų tokios rėkiančios. Aš jums čia dabar rodau vien dėl to, kad reikia pasišnekėti, o kažką rodyti fone, kad nors būtų kažkas. Tai žodžiu, tai aš tas spalvytės parinkau ir šitam dizaine be 46 spalvų sveikų yra 28 blendai. Tai blendus aš naudoju taip ir, kaip matot, iš jų tik tais 2 yra dar nepradėti. Visumoje pirmą tai tikrai naudojau, tai 20 ir 22 dar blendų nebuvau panaudojus, visus kitus jau naudojau. Žodžiu, šitas dizainas yra, gal netgi sakyčiau, kantrybės išbandymas, bet kartais norisi to iššūkio, turbūt. Tai dabar galvoju, reikia pasirodyti. Su to, ką turiu, šnekėsim toliau. Ir kadangi rinkinio aš neturiu, nes viskas nuo to ir prasidėjo, tai galiu jums parodyti tik tais tokį variantą, šiek tiek blizgina turbūt. Tai turėjo būti pana rinkinys, žydinčios piliarožės, jeigu į lietuvių kalbą verčiant. Šitą dizainą kažkada šitą katalogą man draugė padovanojo. Tai čia 2016 metais jisai buvo naujiena. Man tas dizainas turbūt visada patiko, bet aš žinojau, kokia rinkinio kaina kosmosinė buvo, nes čia yra premium serija ir aš galvojau, kad gal neverta jo imtis. Tai čia buvo tie 2016, sakykime, metai, gal 2017. Ir atėjo ta diena, kur galvoju, o kodėl nepabandžius. Tai aš dėsiu šalia dizainą tam, kad plius minus orientuotumėtės, kaip atrodo, ir tai, ką aš turiu dabar. Čia yra, aišku, blikuoja biškiuką, čia yra 26, man atrodo, procentai atlikto darbo, nors pagal darbo patį aukštį, tai lyg pilno ketvirtadalio nėra, bet kadangi apatinė dalis siuvinėjasi daugiau kryžiukais, o viršutinė daugiau pusiniais, tai turbūt pagal sagą dėl to sukrenta viskas, kad čia daugiau nei ketvirtadalis darbo padaryta. Tai kaip jums atrodo? Šiaip nuoširdžiai turiu prisipažinti, kad padariau klaidą didelę. Aš nepažiūrėjau. Tai prasme, tikėdama, kad čia yra premium serija, įsivaizdavau, kad turi būti mažas kauntas audinio ir pradėjau ant 32. Tada išsiuvinėjau per pirmą dieną labai nedaug, čia kažkokį kampelį. Ir sekantį rytą atsisėdus, nes čia aš siuvinėjau 15, 16, 17. Žodžiu, šitas mūsų ilgasis savaitgalis kaip buvo. Aš siuvinėjau ir galvoju, labai ryšku gaunasi. Tai tada pasitikrinau, kad pasirodo šitas
piliarožės turėjo būti siuvinėjamos ant 28 kaunto arba 14 kaunto aidas. Ir savaime mano visa šita akvarelė gaunasi ryškesnė. Čia nuoširdus patarimas, jeigu norit akvarelės, reikia didinti kauntą arba mažinti siūlų kiekį, kadangi aš siuvinėjau pagal originalią schemą. Tai reikėjo mažinti kauntą. Imti originalų, tai yra 28. Bet aš kai jau buvau šitą dalelę išsiuvinėjusi, tai pas mane suveikė tinginio metodas, kur galvoju, nu gal gerai čia bus ir taip ryškiau negu kad originalas. Tai žodžiu, nieko neridžiau ir tiesiog toliau. Tai mano kelionė prasidėjo nuo šito kampo, tada judėjau visą apatinę juostą ir tada užsidarinėjau viršų. Ir čia maždaug 35, gal 40 eilučių yra išsiuvinėta pilnai, o visa kita tiesiog procesiniais dalykas. Tai jau dabar rašykit man komentaruose, kaip jums tas bendras vaizdas. Nes aš vizualiai, kai žiūriu, ypač kai toliau dar atitraukiu, tai aš suprantu tik tais, kad kontrastas skiriasi, bet visumoje pats vaizdas tai visai gražus. Iš tikrųjų, čia gal net sakyčiau toksai dailės kūrinys gaunasi ir gal jo net neįmanoma sugadinti. Gal. Aš čia biškį padusis kalbu, nes vėl prisigretinau prie balkono lango, kiek tik įmanoma, kad būtų apšvietimo biškį daugiau, bet susirietus kalbėti labai sudėtinga. Tai žodžiu, čia aš vartau pati savo, kad matyčiau. Gal reikia pabandyti čia dar atitolinti, jums parodyti, kaip atrodo. Tai va toks tas mano meno kūrinys. Iš tikrųjų, siuvinėju tik jį. Suprantu, kad įsidarbinau vėl. Aš čia paskutiniu metu turiu kažkokią madą. Jeigu jau pradėjau, būtinai reikia jums daryti ir pabaigti. Nežinau šitą madą, iš kur čia pas mane darosi, bet jinai šiek tiek varginanti, nes aš suprantu, kad kartais pertempiu. Bet, labai gražiai gaunasi. Man gal netgi paskutiniu metu net nebesinori lyginti su tuo originalu, kaip turėtų būti, kur aš suprantu, kad turėtų būti biškiai akvareliškiau. Bet tai... labai gražios spalvos. Iš vienos pusės, jeigu aš esu tas žmogus, kuris beveik visada siuvinėja ką nors žiemiško ir panašiai, kur nėra ten milijonas spalvų, tai čia kažkoks ekstraverto pliūpsnis manyje su šitom spalvom. Iš kitos pusės, čia yra meno kūrinys. Iš tikrųjų, jį reikia vertinti kaip meno kūrinį ir jisai man labai gražus šitas paveikslas. Tai labai tikiuosi, kad nemesiu, nes jeigu pereičiau prie kokio nors proceso, kuris būtų labai lengvas, tai aš manau, kad aš jį padaryčiau į tuos užmestukus, nukelčiau drąsiai, nes sunkiai siuvinėjasi darbas. Ta prasme, jeigu kas siuvinėjat su saga, jums žinoma, kai eilutėj pažymi, kiek kryžiukų reikia atlikti, 4, 6 skaičiukas atsiranda ir panašiai, tai šitam darbe beveik niekada tas skaičius neatsiranda, nes viskas yra 1, 2 arba stulpelis į viršų, kuris nesižymi skaičiais. Tai siūlo keitimas vyksta non-stop. Realiai dabar aš siuvinėju per visą paveikslo plotį, tai yra, jeigu pasiemu siūlą, tai stengiuosi išsiuvinėti to siūlų viską, ką galiu apimti aplinkui. Tai čia aš nesigodžiu, ta prasme, žinau, kad darbas yra sudėtingas. Aš tik galvoju, kaip reikia nepamesti motyvacijos, nes kartais būna iš tikrųjų šiek tiek per sunku. Techniškai, ta prasme, jisai neduoda atsipalaiduoti. Bet iš kitos pusės, labai gražu. Nesu patenkinta iš tikrųjų 2 turbūt atspalviais spalvų, kurie pernelyg stipriai susilieja. Tai yra 2 rūžavi atspalviai ir 2 bordo, kurie faktiškai iš jų darosi blendai tarpusavį ir taip toliau jie nelabai ką keičia. Aišku, iš toliai žiūrint matosi vis tiek kažkokie tai plėmavimai panašiai, tai gal nėra taip blogai. Tikrai nieko nekeisi, nes mano pirminė mintis buvo, kad aš jums nesirodau su šito procesu tol, kol neišsiuvinėjau, sakykime, tenais kokio 1/4 panašiai, kad aš pati suvokčiau, ar verta tęsti darbą. Tai siuvinėju aš ir suprantu, kad aš tų spalvų jau nepakeisiu, neišardysiu to, kas yra padaryta, nes ten faktiškai jau nebeįmanoma atskirti, kuris atspalvis. Bet galvoju, gal reikia bandyti tada tęsti ir tada, žodžiu, tokių visokių minčių. Iš esmės, taip, video medžiagos su šito darbu nėra jokios. Yra tik tais mano progresas sagoj ir mano nuotraukėlės, kurias vakarais pasidarau, kad žinočiau, kurią dieną kiek siuvinėjau. Tai taip. Tai bandysiu judėti, iš tikrųjų, judinti toliau
šitą darbelį ir dar jums parodysiu vieną tą primityvę schemutę, kurią šiandien dar persirinkau į sagą, nes ten, nu, kaip visada užsienio autorių, užsienio turiu omeny vakarų pasaulio pusės, autorių dažniausiai schemos visada būna tik PDF ir galvoju, aš nežinau, ar esu pasiryžus PDF siuvinėti, neskaitant to, kad ten primityvų 10 spalvų ir panašiai, bet tada nėra to tokio siekimo savo rezultato, kiek per dieną išsiuvinėjau ir panašiai. Nu, šiaip malonu ir tos procentus matyti, kaip auga ir kaip baigi darbelį, kad širdelė skraida, kad 100% padaryta. Tai žodžiu, taip, lyg pasipasakojau. Tai šiandien 20 vasario, tai manau, kad pilnai šitas projektas persikels dar į kovo mėnesį, nu, bet gal kovo mėnesį, jeigu aš jo nemesiu, pavyks jį ir išsiuvinėti. Ir aš labai nuoširdžiai tikiuosi, kad plius minus apačia buvo sunkiausia. Na, pagal spalvinę gamą žiūrint, tai matosi, kad daugiausiai spalvų yra apačioj, ties centrinė ašim, gal netgi vertikalė, sakyčiau. Tas stiebas, kurį eina su tom piliarožėm, bet, nu, bus matyti. Iš esmės, čia yra mano eksperimentas, neturiu minties to darbo rėminti ir kažką su juo veikti. Man malonu vien dėl to, kad tai yra spalvų gama, kurios man turbūt labai trūko, ypač sausio pabaigoje, kai lauki, kada tas pavasaris ateis ir supranti, kad iki to pavasario dar ilgai laukti, tai čia tų spalvų daug ir visokių. Tai gražu. Tai net nežinau iš tikrųjų, ką. Aš labai norėjau iš tikrųjų daug papasakoti jums apie tą darbą, nes aš įsiuvinėjau turbūt 5 dienas ir norėjusi pateikti tą savo pirminę emociją, tą savo abejonę, tą siūlų parinkimą, kuris nebuvo lengvas. Ir galų gale tą rezultatą ir tą mintį, kad aš tęsiu. Nu, yra kaip yra, iš tikrųjų galima prisikabinti. Jau vien tai, kad aš 32 kauntų siuvinėjau audinuko, ne 28, to nepasižiūrėjus pati ir man kažkaip tai net nesuabejojau, kad reikia pasitikslinti. Nu, žodžiu. Nedarykit mano klaidų, jeigu kas, pasitikrinkit, jeigu bandysit daryti kopiją originalaus dizaino, kad viskas atitiktų. Arba reikia susitaikyti su to, kad rezultatas nebus toks, kokią norėtasi. Tai va, turbūt tam kartai tiek. Prašau, neteis manęs už tai, kad aš nerėminu darbų, nežinau, pasiekiau turbūt tą amžiaus ribą, kai plikos sienos mane tenkina labiau, nors aš kažkada turbūt apie tai jau esu minėjus. Man patinka pats procesas, pats mėgavimasis, kad kryžiukai auga, procesas auga ir tu pasieki rezultatą ir užsidedi savo varnelę, čia galbūt kažkoks toks savęs įvertinimas gaunasi. Tai, o visko rėminti, yra keli darbai, kurie yra įrėminti namuose ir man kol kas to užtenka. Tai va, gerai, užteks šitų mano peripetijų kalbų. Dar pasirodysiu jums su kitu dizainu ir manykim, gal šiandien to filmavimo ir užteks. Na ir dar vienas mano vasario startas. Kažkaip jų čia gavosi nemažai, visi 3 turbūt. Na, bet reikia kartais paišdykauti. Yra šita gulbė. Aš ją pamačiau Instagrame. Čia jau kas žiūri video ir matė, kad aš Instagrame ten šiek tiek paspoilerinau. Tai šita gulbė, iš esmės taip kaip ir kažkur tai užsiminiau, jau nebuvo pretendentas į siuvinėjimą, nes šiaip primityvus dizainai nėra mano stiprioji pusė, aš gal netgi sakyčiau jų vengiu. Bet, nu, vat solidarumas yra, kažkaip labai norėjau tą vyrą palaikyti, jo labiau, kad iš tų dizainų, kuriuos jisai sukūręs, yra šitas vis tiek man yra mieliausias. Tai galvoju, nu, why not, reikia pasiuvinėti. Tai išsirinkau kaip audinį Ubelhoreva 28 kaunto, nes rekomenduoju 28 kauntą, tik spalvas minėjo, kad turėtų būti arčiau 926 DMC atspalvio, tai čia yra arčiausiai, ką aš turėjau namie. Toks švelniau pilkai melsvas, jums šiek tiek šviesiau rodo, negu yra iš tikrųjų. Tai galvoju, gerai, tiks vienintelė, kurią turiu, nes tik turi 32 kauntas, why not, bet neturiu aš tokio atspalvio pilkšvo.
Yra 10 spalvyčių, kurios ten matosi. Ir čia apačia kažkur yra kasytė, nes aš čia bandžiau nusifotografuoti. Tai iš esmės malonios tos žemiškos spalvytės. Rodau jums taip, nes galvoju, planšetę paversiu, po to kampu viskas matysis. Ir turbūt panaudosiu nurgi, čia 3 numeriukas yra, nes apvalių lankelių yra dar kaime kažkur likę, bet iš jų privengiu. Aišku, jis būtų šį kartą labai čia tikęs man. Bet kol į kaimą važiuosiu, tai reikia dar ir išsiuvinėti jaučiu. Žodžiu. Tai tokia ta pradžia, net audinuką dar neatsikirpau, galvoju iš tikrųjų gal tik atsimatuoti ir siuvinėti ir po to nukirpsiu kiek liks, kad neapsikraut savęs su papildomais montavimais. Tai persirinkau į sagą, ten apie 2700 kryželių, beko faktiškai nėra, 2 spalvos ir tenais po vos ne 4 dygsnelius. Tai iš esmės čia yra tiek tais kryžiukų kompanija ir iš tikrųjų čia nelabai matosi, kas man labai patiko, tai šitas dizainas ties centru yra labai panašus į mūsų tas verpstėse naudojamus elementus. Iš tikrųjų šitam būtent PDF nelabai matosi, aš kai persidėjau į sagą, ten kažkaip man efektyviau atrodo. Įsijungiau sagą, atsiprašau, kad atsispindi telefonas dabar ekrane, bet čia šiek tiek labiau tas motyvas matosi. Nu, man tas toksai lietuviškos verpstės motyvas, gal dėl to jisai turi kažkokio tokio jaukumo šitam dizaine. Labai patinka va šitie vandens elementai. Na ir pati gulbė visai nieko iš tikrųjų. Tai va, tai čia pasirinkau pagal spalvas, kadangi man patinka taip siuvinėti. Dabar galvoju, 2,7, 2,7 iš tikrųjų. Gal ten netyčia kažkur kažką praleidau, nes aš pattern maker'e nelabai moku su tais ketvirtiniais dygsneliais nusirodyti, nes lyg aš juos ir nusirodžiau, bet kai prisizuminiu, tai čia nesimato, nes čia šitie turėtų būti ketvirtiniai, nu, bet kadangi aš turiu PDF originalią schemą, tai aš ten viską gerai būsiu pasidaręs. Ir išsivinėsiu viską tvarkingai, tik tais tiek, kad persirenkant tas vaizdelis gal ne visai. Ir iš tikrųjų, mano planšetė yra Androidas ir jinai neatsinaujino iki to. Nu, gal kaip ir atsinaujino, bet ne taip gražiai kaip ant Apple, ant iPhone'o. Nes telefone tai netgi tie kryžiukai tokie tekstūriniai. O Androidą žiūriu, nu, atnaujino iki kažkiek, bet nu, ką padarysi. Gal netgi smagu iš tikrųjų, kai yra 2 skirtingi, neskaitant to, kad jie tarpusavį nedraugauja, bet galima palyginti, kaip vienur atrodo, kaip kitur. Tai žodžiu, tai kažkurio čia momentu reikėtų startuoti. Pasiuvinėti, kadangi 10 spalvų, va čia tai tikrai nėra mišrainės, taip kaip mano pana eksperimente. Tai, manau, siuvinėsis labai maloniai, kartais gal netgi to lengvumo reikia pasikrauti. Tai va, tai lyg viską susakiau. Galėsiu įsitemti medžiagytę. Tai tam kartui tiek. Iš tikrųjų kažkokia plėpės čia šiandien, bet labai norėjos pasidalinti. Tai iki greito. Vakar pamiršau pasirodyti. Labai tikiuosi, kad man pavyko įkelti nuotrauką prieš užpildant šitą elementą. Nes kai buvo tik visa ta švelni ruda spalva, buvo toks gražus motyvas, sakyčiau, toks labai baltiškas, mums tautiškas, priimtinas motyvas. Ir aš užsivinėjau, dar gavau tiesiog nemastant pasiuvinėti baltą spalvą, nes schemą žiūrėti nereikia, tiesiog užsipildžiau tos tarpelius. Ir galvojau, tiksliai, galėjau nors video medžiagoje parodyti, kaip gražiai atrodo. Na, bet čia dabar siuvinėsis toliau pilvelis. Užsipildys baltą spalvą, šiek tiek išryškėjęs to rudumo, bet aš vis tiek galvoju, kad toj nuotraukoje buvo efektyviausiai matomas pats tas raštas. Nes kai aš sagui persirinkinėjau pattern maker'e, mane nustebino, nes aš prieš tai nebuvau taip stipriai atkreipus dėmesio, tai pačiam siuviniai kaip ir pasimeta tas raštas. Arba reikėjo kokią ryškesnę spalvą jį daryti. Nu, bet čia jeigu norėčiau siuvinėti 2, 3 kartą tą patį, nemanau, kad taip įvyks. Tai žodžiu, čia tik momentėlį jums pasirodau, kadangi procesas nėra didelis, tai tiesiog užfiksuojam. Ir pasirodo, aš labai mažai filmavau, net pati nesupratau, atrodo, noriu video medžiagą editinti ir žiūriu, kad aš neturiu tos vaizdinės medžiagos.
Iš esmės, ką aš norėčiau pasakyti, tai mano gulbelė pabaigta, tai to buvo galima tikėtis. Su tuo vaizdu, kai aš čia buvau išsivinėjus dalį ir panašiai, aš išvažiavau į kaimą. Ir kaime galvau pasivinėsiu, tiesiog. Tai vieną vakarą pasivinėjau šitos meldus, sakykime, kitą dieną pradėjau gėlytės ir galvau, ties to apsiribosim. O šeštadienį vakare buvo Radarom koncertas ir iš esmės turbūt tą karo atmosferą nenori atima energiją, nes aš vis dar galvoju po poros metų, kaip gali būti, kad 21 amžiuje mes iki to priėjom ir pasirodo, kad mes einam labai stipriai tą linkmę. Tai, kad nebūtų to liūdesio, neskaitant to, kad aš labai palaikau Ukrainą, iš esmės aš galbūt labiau palaikau taiką negu konkrečiai šalį, bet Ukraina šiuo metu yra tiesiog užpulta. Tai, kad man nebūtų taip liūdna, aš ėmiau siuvinėti. Tiesiog aklai siuvinėti ir turbūt siuvinėjau porą valandų, kol vyko renginys per televizorių. Tiesiog klausiausi, kad nereikėtų žiūrėti, sakykim taip. Ir man ta gulbelė išsiuvinėjo, man atrodo, vos ne pilnai šitas kraštas pasibaigė, tada išsiuvinėjau šitą uodegą, kažkur tai kažkokiu elementu nepabaigiau. Ir sekmadienį, kol dar nebuvom išsiruošę, buvo ta tiesiog atmosfera, kur gali skrolinti telefoną, nes nežinai tiksliai, kuo užsiimti tuo momentu. Gavosi taip, kad aš galvoju, bet turiu tuos ten 300 gal kryželių pasibaigti, reikia imti ir daryti. Ir tada aš tenais gal per gerą valandėlę. Gal biški daugiau gavosi vien dėl to, kad tie, mano kamera fokusuos, kadangi čia yra viduriniai elementai, tai su pusiniais, atsiprašau, aš čia lyg vaizdiniai medžiagoje išnekėjau apie ketvirčius, tai čia yra pusiniai. Tai tos pusinius, kol susidėlioji, kol vėl užsidėdė siūlą papildomai, nes nesinorėjo pratempimų daryti. Tai aš sekmadienį, 25 vasario, pasibaigiau dar kaime ir dar kaime stengiausi pafotografuoti, nes sekmadienis buvo labai gražus saulėtas. Tai va, ir pasiėmiau lankelį iš kaimo. Žodžiu, aš nelabai tikėjau, kad aš galiu jį ten pabaigti, dėl to turbūt to filmavimo ir neįterpiau. Ir nuotaika buvo ne ta, bet gavosi taip, kad aš jį pabaigiau taip greit. Ir suma sumarum, dar vienas darbelis yra pabaigtas. Tai čia yra laikinas įrėminimas, va. Labai originalu, tiesa. Tai nes aš galvau patikrinti, ar man vizualiai patiktų šiuo metu aplinkoje savo jį turėti. Pasidėjau į lentyną prie knygų. Kaip ir nieko visai atrodo tas toksai variantas. Kol kas. Šiek tiek galbūt nucentravau, bet, aš turiu dar kur tobulėti. Tai va, tai šitaip atrodo šita mūsų gulbelė po pabaigimo. Džiaugiuosi irgi vėlgi ten turbūt gavosi ar 5 ar 6 siuvinėjimo dienos, nes neatrodė man, kad aš labai skubu su tuo projektu, bet reikia pripažinti, kad Radarom koncertas buvo tas, kuris įtakojo labai stipriai progresą. Ir dar galvojau kažkurio momentu, kad reiktų pasirodyti, bet aišku, tamsoje nepasirodysi. Tai rodomės taip, kaip yra dabar. Tai tiek. Rekomenduoju, jeigu kažkam įdomu, pasistengsiu toj informaciniai lenteliai po video medžiagą palikti linką į autorių, būtent su šitą žydinčią gulbę, jeigu kas norėtumėte įsigyti. Mano saga nėra tobula, bet jeigu kas pirksit PDF formatu iš jos schemutę, tai manau, kad galėčiau nemokamai pasidalinti sagą. Aišku, čia jau reikėtų paderinti, kad nebūtų taip, kad jūs jų neperkat, o aš dalinuosi, nes tada jau būtų biški nesąžininga. Žodžiu. Tai va, išsisiuvinėjo dar vienas darbas. Vėlgi, jisai buvo pabaigtas vasarį. Ir tada dar grįžkim turbūt prie mano pana eksperimento. Šiek tiek dar pasišnekėsim apie jį ir bus vasaris baigtas. Labas rytas iš ryto. Iš tikrųjų, šiandien sugalvojau, kad esu skupa jums. Iš tikrųjų, net ne šiandien sugalvojau, bet galvoju, prisipažinsiu. Esu skupa su šito darbo pasirodymu, nes man jį sunku pasirodyti. Aš čia dabar siuvinėjau turbūt vėl papildomas 3-4 dienas, kad pasiekčiau pusiaują. Ir labai sunku pasirodyti vien dėl to, kad aš siuvinėjau visam darbelio plote.
Ir jeigu čia pasidaro ten non-stop visokie tarpeliai, kuriuos aš užpildau tiesiog laiko bėgiai, yra kažkaip protingiau tarsi pasirodyt, kai jie užsipildo. O jie užsipildo ne taip greitai. Tai taip atrodo mano piliarožės šiai dienai. Šiandien yra 29 vasario. Tai jeigu paveiks šiandien, gal rytoj, nes žadėjo biški šviesesnį orą, nufilmuosiu mėnesio ataskaitą. Tai labai mano tikslas buvo pasiekti pusiaują, kuris yra pagal to aš jums gal tai parodysiu, pasiekti pusiaują, kuris yra pagal pačią schemą. Pagal procentus jau perlipau anksčiau, o čia yra tos raudonos linijos, kurios centruoja ketvirtadalis. Tai perlipau pusiaują, labai norėjau tiesiog viską užsidaryti, kas dar mėtosi žemiau pusiaujo. Tai žodžiu, šiai akimirkai turime 59,37 procentų. Žodžiu, ir 12 siuvinėjimo dienų. Ir liko 5,728 iki darbelio pabaigos. Aišku, čia didžioji dalis bus dabar jau ne kryžiukai. Na, aišku, tų kryžiukų bus, bet ne tiek daug. Čia daugiau bus dabar mums. Ta prasme, kryžiukų bus, čia kaip matosi, kai kurie elementai, bet didžioji dalis pačio fono, kuris užsipildo, bus pusiniais. Aišku, čia tokia bezobrazija spalvų vis tiek lieka. Čia nėra tikrosios spalvos. Plius minus kai kurios atitinka. Žodžiu, tai aš esu dabar šitą žiedą pasidarius, bet kažkur čia. Tai judėsime viršų po truputį. Nu, tiek toli gal išeiti nereikėjo. Žodžiu, tai taip, tas mano darbelis po biškį juda. Aišku, apšvietimas šiuo metu dirbtinis, vėl mirguliuojam. Nieko negaliu pakeisti, jo šią akimirką nieko. Tai va, tai dar pasidariau, kadangi užsidariau visus tos kryžiukus, tai dar pasidariau to pusės žiedelio beką, kiek buvo likę. Tai viskas, kas buvo žemiau pusiaujo, maždaug nuo čia yra padaryta. Ir tą pačiut lipu į viršų. Reikės turbūt vėl persisukti. Nu, ataskaitai gal reiktų atsisukti visai, pasirodyti, kaip atrodo tie 50 procentų darbo. Nu, yra 60 beveik procentų, bet fizinio darbelio pagal aukštį. Ir tada judėti tolyn. Tai turbūt tokios mintys iš ryto. Dar pagalvosiu į ataskaitą, ką dar pasakyti, kaip pabūsiu. Tai dėkinga visiems, kurie pažiūrėjot. Taip atrodo mano vasario derlius. Prieš jūsų akis 3 baigti darbeliai su paukščiais ir mano eksperimentas su piliarožėmis. Niekada iš tikrųjų nenukelinėjau nuo rėmo galvos, kad parodyčiau, bet galvoju pasidžiaugsiu tuo pačiu. Tai primenu, kad mano paskutinis pabaigtukas, čia gal netgi kontraste visai kitaip atrodo. Ir taip, gražioji karietaitė. Aišku, gražinti padėtį jau dabar neišeis. Mūsų zylutės, ir aš labai norėjau dar šiek tiek palikti daugiau dėmesio centre šitas piliarožės, kad jos matytųsi. Gražus dizainas, iš tikrųjų verta tęsti. Tai dabar jau susitiksim kovo mėnesį, žiūrėsim, kokie bus postumiai. Ir ačiū visiems. Laikykitės ir iki.